Labadiena. Šiandien mamos Jūratės klausimas, manau, itin aktualia tema, su kuria susiduria visi tėvai auginantis mažus vaikus. Austėja, turiu tokį rūpestį. Mano mažiajam yra 2 metai ir 9 mėnesiai. Jis vis dar miega kartu mūsų lovoje. Ir iš tiesų aš net neįsivaizduoju, kaip būtų galima jį perkelti į savo lovelę ir net į kitą kambarį. Labai tikiuosi jūsų patarimų ir patirties. Iš anksto dėkoju. Taigi, miela Jūratė ir visas kitas mamos ir visi kiti tėčiai susiduriantis su šituo iššūkiu. Dažniausiai, kai jau apie tai tėvai parašo ar klausia patarimo, tai jau yra daugiau ar mažiau pasiruošę, kad vaikas būtų perkeltas arba į savo lovą, arba į savo kambarį. Tačiau vaikas, žinoma, labai greitai parodo, kad jis visiškai nesiruošia ir jo planai yra visiškai kitokie negu jo tėvų. Kodėl taip atsitinka? Taip dažniausiai atsitinka, kad, pradžioje mes nepaprastai džiaugiamės kūdikio gimimu ir jis visiškai netrukdo gyvendamas ir mūsų kambaryje ir miegodamas mūsų lovoje. Tačiau vaikui augant, tėvai nori susigrąžinti savo asmeninę erdvę ir savo kaip poros visavertį gyvenimą. Ir tada kyla natūralus klausimas, kaip iškraustyti tą nepaprastai mylimą, bet nepaprastai prisirišusi lovos gyventoją. Ir, nesvarbu, kokia yra priežastis, svarbu, kad dažniausiai, vis dėlto tai yra iššūkis. Natūralu, kad vaikas protestuoja. Pagalvokite, juk jums irgi daug smagiau prisiglausti, su kažkuo miegoti drauge ar nejausti tą artumą žmogaus. Todėl natūralu, kad tai yra smagiau ir jūsų vaikui, ypač jeigu jis nuo gimimo taip yra pratęs. Ką galima daryti? Visų pirma, ir kokie realūs yra lūkesčiai. Visų pirma, jūs turite suprasti, kad tai neįvyks per 1 naktį, neįvyks per 5 ir kaži ar įvyks per 50. Dėl to reikia apsišarvuoti kantrybę ir tiesiog pradėti tą daryti. Pirmosiomis savaitėmis susitaikykite su tuo, kad gyvenimas bus bemiegis. Jeigu jūs vaikštote medinėmis grindimis, tai galbūt net griovelius išvaikščiosite iš savo kambario į vaiko kambarį. Ypatingai sunku bus, jeigu nuspręsite į kitą kambarį arba į savo lovą perkelti 12-18 mėnesių vaikelį, kurie tada yra ypatingai prisirišę ir išgyvena išsiskyrimo baimę. Tačiau jeigu jūsų vaikui jau yra daugiau negu 1,5 metų, tarp 1,5 ir 3, tai jau tikrai galite pradėti nuo to, kad papasakosite, jog atėjo laikas jau miegoti savo lovelėje, savo kambaryje, jūs būsite netoliese ir jeigu vaikui bus nejauku, ateisite. Galite su vaiku kartu pirkti lovą, paruošti jo kambarį, kad jam būtų smagu ir jis jaustųsi to proceso dalyvis. Yra keletas, gudrybių, kurios gali padėti vaikui pereiti miegoti į savo lovelę. Pirmoji gudrybė, tai pradėkite nuo pietų miego. Tegul jis pietų miega jau savo lovoje, o ne jūsų lovoje. Perėjimas taip pat bus lengvesnis, jeigu jūs kurį laiką miegosite vaiko kambaryje šalia jo lovelės. Nepatogu? Taip. Norėtumėt, kad to nebūtų? Suprantu. Tačiau vaikui perėjimas bus lengvesnis, jeigu jūs taip darysite. Taip pat dar vienas žingsnis yra tas, kad vaiką užmigdote jo lovelėje, galbūt laikote jo rankutę, galbūt atsigulate kartu, bet jeigu vaikas naktį prabunda, leidžiate jam ateiti į savo lovą. Ar norėtųsi, kad jis iš karto išmiegotų visą naktį savo lovoje ir savo kambaryje? Žinoma. Ar tai realu? Dažniausiai ne. Vis dėlto turite suprasti, kad tas pereinamasis periodas bus. Kiek laiko reikėtų miegoti šalia vaiko lovos? Sunku pasakyti, kiekvienas vaikas yra skirtingas, bet aš manau, kad reikėtų planuoti bent porą savaičių. Kai vaikas išgyvena tą pereinamąjį laikotarpį,
Negailėkite vaikui meilės. Jis gali būti jautresnis, jis gali būti irzlesnis, jis gali būti piktesnis. Būkite supratingi. Jis išgyvena sunkų etapą. Juk jūs irgi norite, kai jums yra sunku, kad aplink kiti žmonės jūs suprastų, užjaustų, apkabintų, galbūt daugiau negu įprasta. Tai lygiai to paties nori ir vaikas. Kai jau vaikas apsipranta ir, tarkime, prabunda naktį, tada geriausia vis dėlto būtų atsikelti ir grįžti su juo kartu į lovytę, paguldyti, paglostyti galvytę, pabučiuoti ir vėl išeiti. Vis dėlto jūs turite brėžti liniją, kada jau pereinamasis periodas baigėsi. Jūs prašote pasidalinti ir mano patirtimi, tai mes darydavome labai paprastai. Turbūt taip, kaip daro dauguma tėvų. Laikydavome rankutę. Aš nesuskaičiuoju naktų, kiek aš prabudau vidury nakties, vis dar laikydama ranką, nejausdama savo pačios rankų ir savo pačios šonų. Lygiai taip pat esu atsibudusi ant grindų, susirietusi šalia vaiko lovos. Dėl to, kad, natūralu, kartais vaikas ilgai neužmiega, tu ilgai laikai jo ranką, užmiegi netgi anksčiau už tą patį vaiką. Bet kas labai padėjo? Po to antrasis žingsnis būdavo, kad aš įjungdavau šviesą ir skaitydavau koridoriui, o jau vaiko kambaryje būdavo tiesiog atidarytos durys į jo kambarį ir palaukdavau, kol jis užmigs. Tai mūsų perėjimai buvo 3. Rankos laikymas, mano skaitimas koridoriuje uždegus šviesą ir tada 3, kur aš esu netoliese ir atsiliepiu. Žinoma, yra ir tie noriu atsigerti, noriu į tualetą, kažką prisiminiau periodai. Nepykite. Vaikas tiesiog jūs myli ir nori ilgiau pabūti su jumis. Bet lygiai taip pat nebūkite ir per daug lankstus. Jūs turite būti griežti, bet teisingi, šilti ir mylintis. Vaikas turi suprasti, kad jau atėjo laikas gyventi savo kambaryje ir miegoti savo lovoje. Ir tas laikas ateina visiems pasaulio vaikams. Taigi jums linkiu kantrybės, meilės ir tikrai vieną rytą jūs atsibusite ir suprasite, kad jau savaitę miegate savo kambaryje ir nereikėjo nė karto atsikelti. Tai linkiu kantrybės, laukiant tos dienos.